Prieš didžiąsias metų šventes Pasvalio centre kaip ir kasmet iškilmingai buvo įžiebta kalėdinė eglutė. Į eglutės įžiebimo šventę šalia miesto seniūnijos pastato susitikti su kalėdų seneliu susirinko didelis būrys jaunųjų pasvaliečių. Kas čia taip atsitiko, o taip tamsu? Kas čia pas mus dabar vyksta? Pernai prieš kalėdas, tai mes su kalėdų seneliu buvom įsižiebę visas eglės, kad mums būtų šviesiau ir elfams šviesiau dirbti ir pakuoti dovanas. O šiemet kalėdų eglė nedega, o kur kalėdų senelis? Pernai metais kalėdinės eglės taip pat nebuvo įprastoje, visiems matomoje vietoje, priešais Pasvalio kultūros centrą. Buvo papuoštos visos 3 eglės šalia Pasvalio pašto. Kitąmet, pasibaigus miesto aikštės rekonstrukcijos darbams, kalėdų eglutė turėtų sugrįžti į įprastinę vietą ir nenukirsta, o auganti, kadangi naudojant dabartinę techniką galima persodinti ir užaugusius medžius. Aš nemiegoju? Aš ilsėjusi. A tai kodėl čia taip tamsu? A tai kodėl eglė nedega? O todėl, kad mes turime kalėdų senelį pakviesti ugnies valdovą, kad jis mus padėtų įžiebti šitą eglutę. Pasitraukim. Jis. Burtai suveikė. Noriu palinkėti, kad šita liepsnelė degtų jūsų širdį. Noriu visiems palinkėti linksmų šventų kalėdų ir laimingų naujųjų metų. Kaip tada man išsaugo, kaip tada ištaikyti, kad paliko mane ir visko gera. Aš bandysiu tave amžinai uždaryti ir nesu narva drauge su tyla. Pasvalio krašto muziejuje buvo atidaryta tradicinė jau 14-oji kalėdinė paroda Metai, skirta Pasvalio miesto gimtadieniui paminėti. Tai pati garsiausia ir pasvaliečių ypatingai laukiama paroda, kurios metu galima įsigyti originalių rankų darbo kūrinių. Šių metų parodoje sulaukta net 60 dalyvių. Nuo pat pirmosios metų parodos joje dalyvauja pumpenietė mokytoja Marija Šimanskienė. Parodoje eksponuojamos jos megztos pirštinės, kojinės, riešinės, sagės bei siuvinėti paveikslai. Tradiciškai parodoje gausu megztų kojinių ir pirštinių, meniškų rankų darbo atvirukų. Šiemet eksponuojami pasvalietės Palmyros Venslovienės išausti tautiniai rūbai. Audimo meno moteris išmoko per Pasvalio krašto muziejaus edukacinį užsiėmimą skirtą audimo pradžiamoksliui. Parodoje Metai dalyvauja Pasvalio krašto žmonės ir iš kitur atvykstantys kraštiečiai, mėgstantys kurti ir savo darbus parodyti kitiems. Renginį pradėjo Pasvalio muzikos mokyklos kanklininkė Eglė Jasiukėnaitė, jos mokytoja Bronė Petrauskienė.
Atidarydama parodą Pasvalio krašto muziejaus direktorė Vitutė Povilionienė pasidžiaugė, jog savo darbus atneša ne tik senjorai, bet kasmet atsiranda vis daugiau kuriančio jaunimo. Kaip matome, kuo toliau, to labiau tų žmonių eksponuojančių savo darbus atsiranda vis daugiau. Labai džiaugiamės, kad ne tik tai senjorai tą daro, bet atsiranda ir tokių jaunų vaikučių, kurie nori dalyvauti mūsų parodoje. Tad visus sveikindama su miesto, mūsų Pasvalio 514 gimtadieniu, linkiu mums visiems, kad mums būtų gera visiems, jauku Pasvalyje, taip pat gera ateiti ir į Pasvalio muziejų, pasižiūrėti, ką gero mes esame sukūrę ir padarę. 13 metų parodą muziejuje rengė parodų kuratorė Aida Dulkienė, tačiau šiemet ji muziejuje jau nebedirba. Parodos ruošimu, kūrinių išdėstymu dabar rūpinosi muziejaus dailininkas Paulius Ramanauskas. Pasveikinęs parodos dalyvius, rajono meras Gintautas Gegužinskas jiems įteikė padėkas. Parodoje šiemet sulaukta ir netradicinių kūrinių. Vilius Jackevičius ir jo sūnėnas Vilius Baltrukėnas parodoje pristatė įspūdingo dydžio, viduramžių laikus primenančią iš medžio pagamintą svaidyklę. Parodoje netrūksta ir kolektyvinių kūrinių. Svalios pagrindinės mokyklos mokinių dailės studijos darbelių, eksponuojamos Pasvalio paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems lankytojų sukurtos lėlės, klubo Užjausk draugą dekupažo darbai bei klubo Teisė kvėpuoti šalikai, suknelės bei kojinės. Po parodos atidarymo Pasvalio krašto muziejaus lankytojų laukė dar viena dovana – bardo Gedimino Storpirščio gyvo garso koncertas ir naujo kompaktinio albumo Taip pristatymas. Naujojo disko dainas Gediminas Storpirštis, dainuojantis ir grojantis gitara, kuria kartu su keliais scenos bendraminčiais. Kiekvienas kūrėjas įneša savą nepakartojamą skambėjimą, o kartu jie sukuria stiprius, darnius muzikinius poetinius vyksmus. Iš tiesų, kiekviena daina tampa mažu spektakliu, kurį klausytojas išgyvena, jei tik įsileidžia dainą į savo širdį. Žalias sniegas, vasarinis laikas, per žolynus bėga takas, o takų tavo vaikas. O takų tavo vaikas, bėga Gediminas mažas, per laukų žoles, klausimą didžiulį nešas, už save didesnį. Bėga mažas Gediminas, klausimą apsikabinęs, klausia pievų, klausia vėjo ir žolynų klausinėj. Pasvalio Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija pakvietė į koncertą Advento muziką. Choro vadovas Tomas Ambrozaitis, dirigentas profesorius Jurijus Kalcas. Programoje skambėjo Juozo Naujalio, Vytauto Miškinio, Jurijaus Kalcio ir kitų autorių kūriniai. Ypatingą vietą choro veikloje užima lietuvių kompozitorių kūryba. Per daugiau kaip 30 choro gyvavimo metų surengta apie 2000 koncertų.
gastroliuota Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje, Italijoje, Argentinoje ir net Brazilijoje. Pelnyti laureatų vardai tarptautiniuose konkursuose. Dalyvauta daugelyje tarptautinių festivalių, parengta nemažai paskaitų koncertų, Lietuvos chorinė muzika, kurie atlikti tarptautiniuose seminaruose. Polifonijos veikla priskiriama prie ryškiausių Europos meno kolektyvų pavyzdžių. Choras yra koncertavęs su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, Švento Kristoforo orkestru, Lietuvos kameriniu orkestru, taip pat su žymiais Švedijos, Italijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos orkestrais. Būkit pasveikinti visi su šventomis kalėdomis, su Kristaus gimimo švente. Visi kūčių vakarą laukiam stebuklą. Ir dažniausiai tas stebuklas įvyksta. Kartais jį pamatom, kartais ne. Yra keletą žodžių, kurie tiesiog daro stebuklus mūsų gyvenimuose. Tai žodžiai atsiprašau, dovanok, suklydau, atleisk. Šitie pasakyti žodžiai daro stebuklus kasdien mūsų gyvenimuose. Jie leidžia mums tiesiog būti kartu ir džiaugtis. Išgyventi ir atleidimą, ir ramybės, santarvės pojūtį. Žodis
atsiprašau, dovanok, pasakytas viešpačiui, padaro dar didesnį stebuklą. Dievą atveda į mūsų gyvenimus. Visagalis Dievas tada nužengia iš dangaus ir pasilenkia prie mūsų su visa savo visagalybė ir begalinė meilė ir padaro patį didžiausią stebuklą. Mus padaro Dievo vaikais. Jis gyvena kartu su mumis. Labai noriu linkėti, kad šitie žodžiai būtų dažni kiekvieno jūsų gyvenimuose. Kad šis stebuklas, susitaikymo, atleidimo stebuklas vyktų kiekvieną dieną jūsų namuose, jūsų širdise, jūsų gyvenimuose. Taigi būkit visi aplankyti, pasveikinti. Ir gimęs kūdikėlis, Jėzus tegul atneša taiką, santarvę į jūsų gyvenimus. Mėly Pasvalio krašto žmonės, štai ir praėjo dar vieni metai Lietuvai, jie buvo pakankamai sunkus, ekonominės pasaulio krizės, finansinės problemos Lietuvoje paveikė ir Pasvalio biudžetą, bet tikriausiai mes visi turime džiaugtis, kad šitos metus Pasvalio rajonas sulauks išties vėlgi šiek tiek pasikeitęs, šiek tiek išgražėjęs. Aš džiaugiuosi, kad toliau yra įgyvendinami bendruomenių lyderio programos projektai savivaldybėse, seniūnijose ir atsiranda naujos galimybės jaunimui seniūnijose praleisti turiningiau laiką. Kaip žinote, Pasvalys irgi gražėja. Kitais metais, kada bus pabaigtas Pasvalio tvarkymo projektas, bus susodinti medžiai, pasodintos gėlės. Iš ties mes galėsime džiaugtis, didžiuotis mūsų bent jau Pasvalio centru. Toliau bus renovuojami, tvarkomi šaligatviai. Aš tikrai džiaugiuosi, kad pagaliau, kad ir per krizę pavyko visiems mums gauti 16 milijonų litų ir gyvendinti, pastatyti, renovuoti Pasvalio sporto mokyklą, kurioje galime dabar praleisti laiką. Kalėdų proga, tiek naujų metų proga aš linkiu visiems ištvermės, kantrybės, aš linkiu, kad daugiau atsigręžtume vieni į kitus, į kaimynus, į savo giminės, vaikus, artimuosius, susiteltume, padėtume vieni kitiems, kad mūsų miesteliai, mūsų rajonas taptų išties tokia gėrio, grožio salelė, o tam reikia labai nedaug, reikia galbūt mažiau dejuoti, šiek tiek galbūt daugiau ir dirbti, ir ypatingai tiem, kurie laikinai dabar neturi darbo, kad jie daugiau dėtų pastangų ir tvarkytųsi savo miesteliuose, savo kiemuose. Iš ties manau, kad jeigu mes ir mažiau turėtumėm tų vadinamų rizikos faktorių, mažiau rūkytumėm, ypatingai mažiau gertumėm, būtų mažiau nusikaltimų, būtų mažiau ligų, mažiau problemų. Aš tikrai tikiu savo kraštu, tikiu savo Pasvalio žmonėmis, tikiu Lietuva ir viskas yra mūsų rankose. Tad dar kartą šventų kalėdų proga ir naujų metų proga linkiu svarbiausiai geros sveikatos. Jeigu bus sveikatos, bus visos kitos problemos yra išsprendžiamos. Sėkmės jums ir geros nuotaikos 2012 metais. Mėly Pasvalio krašto žmonės, turbūt ir jūs, taip pat kaip ir aš, nepajudote, kaip prabėgo metai ir vėl šventosios kalėdos. Vėl kūčių stalas, prie kurio susirinks giminės, artimieji, suvažiuos vaikai, atsiveš savo vaikus. Ir tikiuosi, kad šios šventosios kalėdos jums visiems bus ramios, geros. Daug šypsenų, daug džiaugsmo, daug Dievo palaimos. Už manęs, už nugaros yra Pasvalio Svaliaus mokyklos paruoštos dekoracijos. Tai mūsų vaikų darbas. Jie irgi jautė šventę ir norėjo, kad čia savivaldybėje būtų gražiau. Aš tikiuosi, kad lygiai taip pat ir visi mes norime, kad ir švenčių metu, ir visą laiką mūsų miestas, mūsų Pasvalio kraštas būtų gražesnis ir šviesesnis. Noriu palinkėti, kad 2012 metai jums neštų džiaugsmą, šviesą, šilumą, gerumą, sveikatos jums. Mėlėjai, artėja pačios gražiausios metų
šventės. Kūčios, šventos kalėdos, naujieji metai. Ir nuoširdžiai noris palinkėti, sutikti šias gražias šventes pačių geriausių, artimiausių, bičiulių, giminaičių apsuptyje. Na, o kad atėję naujieji būtų geri jums, jūsų artimiesiems, sveikatos ir šviesos.